Labas, kai dirbau inspektorė maisto ir veterinarijos tarnyboje bei tikrindavau maitinimo įmonės bei darželių ir mokyklų valgyklas, taip pat nepriklausomai audituodama įmonės, nuolat matydavau išgąstį darbuotojų veiduose. Krūva reikalavimų bei dokumentų, apie kuriuos sužinoma tik painiuose teisės aktų reikalavimuose. Nuo šiol visi pagrindiniai reikalavimai skirti maitinimo įmonėms bei darželių ir mokyklų virtuvėms vienoje vietoje. Pristatau skaitmeninį paketą, kuris yra parengtas vadovaujantis galiojančiais teisės aktų reikalavimais bei daugiametę darbų praktiką. Šis paketas yra skirtas tiek su maitinimo verslu startuojančiams įmonėms, tiek jau veiklą seniai vykdančiams įmonėms. Paketas sudarytas iš koncentruoto ir aiškaus darbų sąrašo, priedų, instrukcijų bei naudojimui paruoštų dokumentų šablonų. Beje, sausio 12-16 dienomis taikome netgi 20% nuolaidą. Pasitikite VMT inspektorius be streso.